Get Ready With Me į pilates. Kai taip aš Get Ready With Me dar girdėsite muziką background'e. Aš taip stipriai breakinu out, aš gyvenime taip stipriai nebreakinu out kaip dabar. Tarsi pasine čianais, visur čianais, ant kaktos, per kamerą taip nesimato baisiai, bet it's not good, tai aš naudojusi tik Laneige kremą, nuo kurio aš manau, kad tikrai nieko negalėtų būti, ir šitos C-Drops. Nes aš nebepasitikiu savo visais tais stoneriais ir panašiai, tai naudosim dabar tik kremą. Šiaip visada labai norėjau išbandyti pilates, bet kažkaip niekada taip ir nenuėjau, ir tada man parašė iš My Pilates mergina su pasiūlymu atvykti, pasibandyti, ir aš buvau tokia, this is my chance. Aš ką tik išsispaudžiau dar vieną spuogą, ko aš neturėjau daryti. Bet jeigu jūs klausite, kodėl aš dažausi į pilates, kad turbūt į pilates labiausiai nereikia geriau dažytis, tai dėl to, kad aš paskui varysiu į miestą. Ir, aš noriu biškį gražiau atrodyti, nes pas mane su šito breakout, oda netrodo labiausiai clear kaip anksčiau. Žinau, kad pas mane turbūt pusė špaklius nubėgs, šiaip niekada net nenubėga, jeigu aš, pavyzdžiui, džime būnu su špaklium, tai kažkaip all good viskas būna. Aš labai tikiuosi, kad bus taip pat ir po pilačių. Nežinau, bus matyti. Aš žinau, kad ten labai išprakaituoja visi žmonės ir ten žiauriai intense, bet nežinau. Aš varau ne viena, pakvietė taip pat kartu ir Eladą, tai aš esu labai excited, pagaliau catching some up, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Ir šiaip galėsime kartu pasprutuoti, žiauriai nice. Labai tikiuosi, kad man patiks, bet aš ir manau, kad man patiks. Ir būtų gerai, kad aš reguliariau pradėčiau eiti pilates, nes aš niekada nebuvau tokia labai, nežinau kaip pasakyti, sporty type. Aš buvau ta, kuri, pavyzdžiui, net vaikystėje visada eidavau, nežinau, į chorą, į pianiną. Žodžiu, visur, kur nėra sporto, aš tai gimnastiką ir baletą, kas yra kind of sportas, ir yra sportas, žodžiu. Lankiau, bet šiaip labai buvau tokia menininkė. Tada turėjau savo ir džimo erą, bet dabar tiesiog žiūri, nebėra laiko. Ir kažkaip nežinau, kažkaip tas džimas, į kurį aš einu, tapo toks biški labai lame, ir aš neinu ten nei į Lemon džimą. Jo, nei Gym Plus, aš apšiai kitokia jau, nes aš tik norėjau labiau privatumo ir kad manęs nieks net pažintum. Tai bet aš tikiuosi, kad pilates bus kažkas naujo, toks naujas atradimas, ir kad man tikrai labai patiks. Kaip jūs galite matyti, aš šitą grinai naudoju kaip foundation. Šitas dalykas yra labai geras. Jeigu jūs randat savo perfect shade match, šitas concealeris yra best, ir jis pas mane beveik pasibaigė. Dėjo vakar. Aš visą dieną dariau Global Politics tokį darbą. Pas mes yra tokia pamoka Global Politics, kas nežinot, aš IB mokinuosi, žodžiu. IB yra tarptautinė bakalaureato programa tokia, kuri yra ne visose šūlėse po 10 klasės. Mano šūlė yra. Ten mums, žodžiu, reikia rašyti tokį case study, jeigu jūs įsivaizduojat, kas tai yra. Be žodžių, ten apie tam tikrą temą, tiesiog belenkiai ten 1000 kažkiek žodžių parašyti, aš parašiau 1500 meros tramo 8, pamenu tiksliai. Kas yra žiūri, aš gyvenime nerašiau tiek daug žodžių, tipo nieko. Bet čia yra, univero lygio darbas. Aš vakar žiauriai lokinau tarsi jūs neįsivaizduojat, aš tiesiog sėdėjau. Aišku, mes turėjom gana daug laiko padaryti tą darbą, ir aš kaip visada paskutinį vakarą. Ne, bet realiai tenais nėra labai easy, ten reikia nulat tokias theories ir panašiai, ir ten tikrai yra ką veikti, bet, aš kažkaip lakinau, padariau vakar nemažai darbų, realiai daugiausiai tai, ką sutvarkiau kambarį ir padariau tą didelį darbą. By the way, tą darbą parašiau aš, ne ChatGPT, aš paprašiau ChatGPT kai kurių žodžių, kažkokių sinonimų, ar kad jis prašytų ten more advanced kažkokius žodžius, kuriuos aš galėčiau panaudoti, nes aš nemoku labai bambiuzding rašyti. Bet žodžiu, net paskui mano draugė nusipirko kažkokį ten tą premium AI checkerį, ir jis parašė, kad tik 3% yra AI. Žodžiu, 97% yra human. Tai tie, kas klausit realiai iš jūsų, kaip aš spėju ten su šūlė, grinai IB ir social media visais šitais dalykais, ir aš manau, kad aš net tikrai nemažai keliu ir Instagramą, ir į TikToką, ir viskas yra padaryta, reklama sufilmuota.
Realiai aš neįsivaizduoju, bet aš jums tiesiai šviesiai pasakysiu, tipo, aš neturiu laisvo laiko visiškai, kad aš atsisėsčiau, pažiūrėčiau serialą, ar ten grinai pasakyčiau, kad man nėra kvyt. Nu, nežinau, gyvenime tokio nebuvo, jau nežinau kiek laiko, nuo kada realiai aš jau pradėjau daryti tą social media, o dabar ypač, tarsi, visada yra ką daryti. Aš jau patilėsiu apie savo sleep schedule, jeigu žinotumėt, kad aš einu miegoti ir kad aš keliuosi. Nu, pusė žmonių negalėtų išgyventi su tokiu režimu, nes mano visi draugai jau nueina miegoti ten maks iki 12. Mano į 12 miegoti yra labai anksti. By the way, aš tiesiog sakau, nes labai daug kam buvo įdomu, kaip aš viską spėju. Jokiais būdais aš nekomplaininu ar kažką, tai nerašykite man į komentarus, kad tai quitting social media, jeigu tai viskas blogai. No. Tipo, nors ir kaip būna kartais sunku, jūs neįsivaizduojat, kaip būtų dar sunkiau quitint dalyką, kuris tau taip patinka ir gerai sekasi. Jau labai daug padariau make-upą, nes aš pažiūrėjau jau 6 minutės, aš žiūriu daug prisijapinau, tai aš biškai praskipinau. O su išsploviau visus šepetėlius. Dabar jie yra žiūri clean. Ir dabar light lip combo padarysiu. O my god, finally aš atsakau šito gloss, nes aš jau negalėjau atsakti nežinau kiek laiko. And I'm done. Okay, now I'm actually done. Ačiū labai, kad žiūrėjote, daugiau iš Pilatės pamatysite mano Instagram'e Gabi the Link. Visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.